Nu, kažkas matosi. Taip, sveiki. Sveiki, sveiki. Sveiki, o ir aš atsigersiu. Pasakok. Nu ką, šiandien išbandysim lazdas. Eisim šiandien pešiom. Žiūrėsim, kur nueisim. Bandysim kitą pusę eiti. Į šiaurę. Jo, dabar biški šiauriau. Čia mano. Gerai. Tai va, bandysim į šiaurę truputį. Paėjėt, pasižiūrėt, panašu, kad ten daugiau bus gamtos. Jo, tai taip, viską pasiėmėm. Vakar sakėm, kad šiandien turi lyt, bet panašu, kad pasikeitė orai. Ir visai neblogo orą žada. Tai vat. Reik naudotis, nors biški koja skauda po vakar minimo. Kažkaip vis tiek neįprastas, nes su savo dviračiais. Jo, kelias dienas jau. Tai va, biški pavargę, bet ištversim, kažkiek praseisim. Tai va, dabar pavažiuosim su autobusu ten apie pusvalanduką. Išlipsim ir žygiuosim, nežinau, neturim maršruto. Žiūrėsim taip, kur aš vis pasiklystu ten. Žiūrėsim, gal kažkokie tai bus sužymėti takai ar dar kas. Blogiausiu atveju tiesiog mapsus įsijungsim ir ieškosim objektų artimiausių. Tai vat, toks ir planas. Taip, čia. Tai kol kas tiek, dabar įstoti ir po to įsijungsim, kažką įdomesnio pamatysim turbūt. Все, iki. Tai kažkoks romėnų kelias. Tai va, tik išlipom iš autobuso, praėjom čia, nežinau, 100 metrų ir va jau kažką įdomesnio radom. Va, matau, jau kažkoks takelis bus. Gerai, raisim tuo treilu. Jam reikia nusimti tos plasmasiukus. Žodžiu, į treilą dar neinam. Prisiminėm, kad be vandens esam. Planavom išlipti iš autobuso ir kažkur nusipirko vandeniuką. Tai vat. Einam, nusipirksim ir tada grįšim atgal į tą treilą. Oho, čia nuokalnė. Все, kol nuėjom vandens, grįžom į pradžią trasos, viskas, aš jau pavargau. Manau, kad labai daug čia nepraeisim. Nu, bet bent iš miesto ištrūkom. Kur tu ten? Kažkoks akmenuotas takelis, visos apšiktas čia pradžiai. Bet bent jau nėra to miesto šurmulio, blemba. Vargina, negalėčiau aš tokia kaip Maltoje gyventi. Per daug chaoso. Ir gatvėse, ir autobusuose. Autobuse man kas penktas įsijungęs mobiliaką visų garsų, kas tiktokus žiūri, kas žaidžia, kas ten su kažkuo bendrauja per video chatus. Žodžiu, ištisinis triukšmas. Jo, sakau, viskas apšikta, čia kažkoks viešasis tulikas.
Tai va, dar kam nepatiko man miestas, nes praktiškai kaip labirintas. Tu kur beisi, arba sienos iš šonų, pastatų sienos, arba tvoros. Pastoviai kaip labirinte kažkokiam uždaram. Visiškai jokia tokia laisvės jausma. Čia va truputį gali nusukt kažkur jau. Kažkokį, plotelis didelis. Nu kaip didelis. Ta prasme, pagal miesto teritoriją čia labai didelė poilsio zona, galima sakyti. Taip, nu kas čia per karsteliai. Bet čia vat yra kažkoks ženklas, bet viskas išdegė. Nieko čia nesimato. Visai norėčiau ten įlyst, bet mano biški dydis toks. Ne pagal šias dureles. Oi. Tu savo. Nu ką, nedidelė patalpėlė. Ir tiek, o čia kažkokia tai buvo senovinė vaza, ar kas čia? Kažkokios liekanos. Bandyk lyst. Jeigu aš iš čia išlysiu dabar. Oi. Pagal tai, ką pavyko ten išskaityti iš tos lentelės, išsišifruoti, tai čia tokie kaip aviliai. Ar čia tiesiog laikydavo medų žmonės, ar čia aviliai būdavo, gal čia iškart vietoje ir neždavo medų bitės. Žodžiu, esmė ta, kad šitie pastatukai apsaugodavo medų nuo meškų. Dėl to čia tokie mažiukai siauri įėjimai, kad meškos nepralystų ir medaus neprisivoktų. O ten ta kaip vaza, tai greičiausiai kažkokia medaus puodynė buvusi, kur aš pradžioj galvojau, kad vaza. Bet apie tai nieko nerašo, bet logiškiausia, kad čia bus tipo medui indas. Tai va, čia tai jo, tai panašu, kad čia buvo bitėm. Tokie kaip aviliai senoviniai. Tiek tos istorijos. Kas čia per urvas? Oi. Jo. O čia kas? Yra. Čia toks takelis įdomus. O. Visa ola. Čia kamerai turbūt nieko nesimato. Nors gal kažkas. Nu, va. Čia vat landžiot, jau man tos lazdos trūkdo. A ne? Nežinau, kol kas aš dar tų lazdų pliusų nematau. Taip, kas čia parašyta? Jo, tas pats. Irgi. Visur čia bitės buvo. O, driežas. Tai drieža? Ne. Все, клещи побег. Ну jo, aš manau, čia driežai landžioja.
Kas ten pirogas? Bruknės kažkas. Jo, čia. Nu, kur tas lazdas dabar? Jo, jos tiesiog žygiuot gal ir gerai, bet kaip mes mėgstam kažkur užlipt, įlyst, kol kas man jos daugiau trukdo negu padeda. Pralysi? Na, žiūrėsim, kaip dienos pabaigoj bus. Kol kas pem ant pem. Nu, aš jau nesitikėjau Maltoj va tokių laukų pamatyti laisvų, kad nebūtų takelis iš abiejų pusių tvora aptvertas. Nu, čia žiūrėk, eik kur nori. O, žiūrėk, įdomiai, vanduo laikosi dar. Dar neišdžiūva. Negi visi tokie siauri buvo tie žmonės. Namokėlis. Liekanos namokėlė. Nu, ką žinau, lendam ten. Čia liktai šitie krūmai baisiai nesibado. O, galima žiūrėk ant stogo užlipti. O, dar žiūrėk, kaimynų namas. Tai jo, einam ten, po to ten į viršų. Nu. Aha. Čia gal kaip rūsys kažkoks buvo. Čia daugiabutis kažkoks buvo. Ir čia dar įėjimas atskiras. Aha. Radom kažkokią tai duobę įdomią. Bet jeigu iššokčiau aš... Gal kaip nors, bet labai jau čia tektų pavargt. Ir čia šūdai atsargiai. Visur. Vien šūdai. Bet viena pačioje yra laipteliai. Matai? Iki vandens priėjimas. Bet turbūt ne nuo čia. Ai, man ten matau tvorelę. Turbūt nuo šito. Nuo to bokštelio greičiausiai. Bet ten nulūžė. Jo, ten nulūžė. Nu, ten van nėra. Taip, aš matau ten. Aš tai lipčiau, bet jo, ten nulūžė.
Jo. Gaila, kad ten nulūžė. Apsišūdinom batus, dabar plaunam. Ane? Per molį pražygiavom, dabar reikia nuplauti batus, kad nepridžiūtų tas molis. Čia irgi kažkas vaikščiojo. Ir lasdu antgaliai tokie. Žodžiu, reikia apsiplauti biškelį. Čia molis. Ne, nežinau. Aha. Sakai? Ne, čia kažkaip atrodė. Oi, aš jau pradedu slysti. Čia nebent nubėgt greit. Oi, nebėgt tai ne. Sakai, ne. Įsiridensi. Nu, bandysiu. Čia tik reikia. Taip, ten koją reikia pabandyti pastatyti. Palauk, čia. Aš čia čiuožiu. Žiūrėk, atsargis lasdos netrukdo dar labai. Aš nesuprantu, tos lasdos kokia teišių nauda. Aš gal pabandysiu tiesiog kaip ožys. Pašokinėt. Atsargis. Be tų lasdų, nes jos mane tik stabdo. Na ir viskas. Su tom lasdom tai... Paipata kaip. Gal ir viskas, nu. Palauk, tu piek, nufotkinsiu. Aš tave pafilmuosiu iš visų pusių, kaip tu ridensies. Palauk, dar nebėg, dar negaudau. Nu gerai, bėg, gaudysi, tik su lasdom nepadurk manęs. Нормально. Žiūrėk, tam gali panertam. Norsi? Kur visi žmonės? Mieste. Visi turistai atskridę varo sėdėti restoranuose arba maltis kažkur siaurose gatvėse po senamiestį. O va čia tikrasis kaifas. Ramu, gražu.
ilsimės. Realiai nedaug nuėjom, apie 6 kilus. Bet kažkaip tai sunkiai. Vis tiek aukštyn, žemyn, ten tais akmenais. Realiai, vat kiek čia 6 kilus nuėjom, ką žinau, 3 valandas kokias valom. Nu, čia su pastovinėjimais visokiais. Bet per visą laiką, aš nežinau, 10 žmonių ar matėm. Panašiai. 10 žmonių, galbūt tos 4 porelės ir viena ten... Pavieniai. Su šuniuku? Su šuniuku. Tai ir viskas, jinai viena ir buvo. Tai va, kaip gerai ištrūkti iš miesto. Jūs visi ir sėdėkit miestuose, mes geriau vėlės. Mums ramiau. Mums gerai. Jo, mums gerai taip. Jūs galit sėdėti viešbučiuose, prie baseinų, restoranuose, maltis. Belė tik stumdykitės be mūsų. Ne, gerai, iš tikrųjų nieko nėra, ramu, fain. Tai va, žiūrėk, čia vat. Bandom čia leistis. Nu, čia. Čia viskas per lazdas. Vis bandai kažkur jas atremti, bet gaunasi, kad labiau trukdo. Nežinau, ar pavyks jas prisijaukinti. Rado migdolų medį. Paragavo migdolų, blemba, tokie kartus. Nežinom, ar čia jie sulaukėja, ar čia tuos migdolus kažkaip apdorot reikia. Nes pats riešutas tai gražiai atrodo, baltas, šviesus, bet valgyti neįmanoma visiškai. Na viskas, išlindom iš treilų. Jau žygiuojame asfaltu link. Nusprendėm bandyti žygiuoti pešiom iki viešbučių. Nėra toli, tam kažkas apie 6 su kapeikom kyla. Tik tai tas, kad ten palei gatvę žygiuot gali būti sudėtinga.
Bet gamta jau viskas į pabaigą. Jau va mašina stovi, jau to čia prasidės judesiukas ir vėl grįžtam į triukšmą. Nu, bet pavargom fiziškai, užtat moraliai tikrai pailsėjom. Praktiškai vieni pabuvom pusdienį. Ai, dar dabar reikia surasti, kur kažką užkast, nes valgiam tik tai obuoliukus, apelsinus ir vandenuką gėrėm viskas. O jau po 3 nepulsis prie mūsų dabar. Oi, neužkapos jie čia. Dar vienas. Kažkokia užtvanka, bet... Ui. Biedna labiau, ne? Aš mačiau, lyg tai kažkas judėjo. Kažkokia žuvytė. Nežinau, kaip, atrodo kaip šiukšlynas. Ką žinau, gal čia tuos tinklus? Jo, panardina turbūt tinklą, tą tinkliuką. Nežinau. Spėju tik tai. Nes pas mus ežeruose irgi būna ten tos bučius stato. Tai irgi kažkokia bačka tokia įmeta, nu. Tai tik didelė plūdė. Ir viskas. Nu ką, susitinkam jau turbūt šiandien paskutinę kartą. Dienos žygis praktiškai pabaigtas. Kiek mums čia beliko? Nežinau, porą kilų dar liko iki viešbučio. Jau apie 13 nueita, nu tai 15 kilų žygiavimo susirinks. Kai taip sunkiai, taip Jo, slinko diena, sunkiai, tai... nu fiziškai sunkiai, sakau, moraliai tai poilsis buvo geras. Bet fiziškai tiesiog jau po vakar gal tų dviračių, už vakar vis tiek mes malėmės, tik be stravos tai nežinom kiek privaikščiom, bet turbūt panašiai. Panašiai, nes pas mane žingsniai tai 20 000 buvo. Tai... Nu va, 20 000 pirmadienį, vakar su dviračiu šiam kilų, irgi nelengviausiais takeliais, nors šiandien 15 kilų. Nu, patys matėt kokiais takeliais, tai va. Tai gan aktyviai. Tai va, išbandėm tas trekingo lazdas. Nežinau, tokia visą dieną su jom prasimalėm, bet aš taip ir nesupratau, ar man jų reikia ar nereikia, nes esam vaikštinėję toj pačioj Juodkalnijoje, Turkijoje, be jokių lazdų ir žymiai ilgesnius, sudėtingesnius maršrutus ir jautėmės turbūt panašiai kaip nu, neprašiau tikrai. Tikrai neprašiau. Tai vietom padėjo lazdos, vietom gerai, bet daug kur trukdė. Daug kur. Ir gaunasi rankos užimtos, nei tu gali kažką taip ant smūgio nufotkint. Nei va, apelsiną buvom pasiėmę, tai reikėjo sustoti ir nusivalyti. Specialiai. Jo, negali tiesiog eidamas ir valyti apelsiną ir griaužti. Nu, žodžiu, tokie sakau. Dviejopos nuomonės dėl tų trekingo lazdų, tai dar gal pabandysim, bet tokiem vadžygeliam kaip mes vaikščiojam, laipiojam kažkur tai, nosį bandom įkišti. Tai šiek tiek trukdo. Trukdo, jo. Kai kur padeda, bet bendrai paėmus, nu, tem ant tem. Kai kur padėjo, kai kur trukdo. Tai, nežinau, dar mąstysiu. Ar reikia mum ar nereikia tų lazdų? Reikia pabandyti, pasižiūrėti ir tada jau ne po pirmo karto atmest iš karto.
Taip, tai va, gal net tokio tipo žygiam jie skirti, tie pagaliukai. Taip, čia ten išeisim. Tai va, tai buvo toksai mūsų biški pasižygiavimas, gamtoj pabuvimas, lazdų išbandymas. Orai leido. Jo, orai leido, blemba. Mes kai čia skridom, žadėjo kiekvieną dieną. Taip, ištisai rodė lietų šiaip. Jo, o dabar jau trečią dieną, nu super. Nu, vakar į vakarą vat palyjo. Taip, naktį vakare vat. Jo, spėjom grįžti su dviračiais. O šiandien irgi super dienelė, net plus 20 rodė. Taip, šilta labai. Tai va, tai kol kas su orais nuskilo. Kažkokie ten paukščiai. Kažkokie neaiškus. Žodžiu. Tai žiūrėsim, kaip kitos dienos bus. Jeigu lis, nu rytoj liktai jau žada tikrai lyt. Tai nežinau. Jau kažką kito galvosim. Malsimės gal po parduotuvės vietinės. Kurias suras dar reikia. Jo, gal įdomu, yra čia koks prekybcentris, nėra, nežinau, net neguglinau dar. Tai va, nu, iš bėdos, kaip ir sakiau, vakar gal stalo tenisą, bet po šiandien nežinau, ar stalo teniso norėsis. Biški fizinio poilsio, bet moraliai rytoj pavargsim, jeigu neišlysim. Nežinau, einam dar ten. Tai va, kol kas tokie įspūdžiai iš Maltos. Kol kas nežinau. Kol kas tiek, dar gal susimatysim per gerą orą. Jo, jeigu lis, tai ten nebus ką filmuoti. Parduotuvė ten nefilmuosiu. Jeigu tenisą žaisim, irgi nefilmuosiu, kaip mes tam nepataikom. Tai va, gerai, kol kas tiek ir gal iki, o gal ir kažkada susimatysim. Viskas, dėkui. Iki. Iki.